Kas nieko neparas, ištrauk. Čia toks būrelis, per kėdutės, tavo. Ką man ta? Dar pag... Geltonis su mėlynu, du. Čia neįdėta, čia bet neįdėta. Tu čia palikime. Koja. Galvos traumas. Kas ten vairmas? Aš sukrentė, aš ten iš makromą. Čia dalyviai privalo grįžti maksimaliai sulėtinę, jiems yra kiekvieną kartą tai pabrėžim, kad baigus trasą jūs... O trasa baigėsi kurioje vietoje, galite man parodyti? 50 metrų yra tie pilonai du, tai jisai realiai čia 100 metrų pravažiavo jau. O žmonės ir automobiliai galėjo čia būti? Čia buvo leidžiama? Taip, teoriškai taip ir jiems yra leidžiama, tik tai negalima būti toje vietoje, kur yra išplėšyti dabar stokijuos, tenais, kur yra trasa. Ties trasa negalima būti. Kodėl apskritai įvyko toks autoįvykis? Dėl to, kad dalyvis nepasirinko saugaus eismo už trasos ribų ir nesuvaldė automobilį. O dabar kaip vyks toliau? Ar turės prisiimti automobilio vairuotojas kaltę? Ar organizatoriai? Sunku spręsti. Bet iš tikrųjų visgi organizatoriai sieks to, kad automobilio vairuotojas būtų pripažintas dėl to, kad nepasirinko saugaus greičio už trasos. Aš negaliu pasakyti to, nes vyks matyti tyrimas ir tai pasakys jau. Kėdainietis LT.